Kurtiesiems atverti darbo rinką svarbų, bet tikrai sudėtingą uždavinį savo iškėlė ne 9 įvairių Europos šalių organizacijos. Suvienyje jėga Šiaulių darbo rinkos mokymo tarnyboje projekto dalyviai rengia mechatronikos programą. Pasak austrų, tobulėjant pramoniai vis daugiau kurčių žmonių nori įgyti techninį išsilavinimą, tačiau jiems nesudaryta sąlygų pasiekti aukštą techninio išsilavinimo lygį. Pasak rengėjų, pirmas tokio pobūdžio projektas Europoje bandys neįgaliesiems padėti. Many companies do not want to employ deaf persons because they do not know how to. Daugelis kompanijų nenori samdyti kurčių žmonių, nes nežino, kaip su jais dirbti. Šiuo metu ir patys kurtieji neturi reikiamo išsilavinimo, todėl net ir norėdami darbdaviai jų negali pasamdyti. Šio projekto dėka kurtiems žmonėms bus įmanoma pasiekti aukštą techninio išsilavinimo lygį, o tada ir įsidarbinti. Pasak Šiaulių darbo rinkos ir konsultavimo tarnybos specialistės, Lietuvoje tokioms naujovėms dar anksti. Tačiau jie tiki, kad ateityje įvairiose pramonės šakose bus pasinaudota projekto parengta medžiaga. Tai reikalas tik tais tiek, kiek mes rasim tiem žmonėm patys tos vietos kažkokiose verslo įmonėse, statybinėse organizacijose, bet kur galėtų būti pritaikoma mechatronikos ta programa. Kaip pasakoja vienas iš projekto dalyvių Giuseppe Pellegrino, šis projektas ne tik pirmieji žingsniai kurčiuosius integruoti į šiuolaikinę darbo rinką, bet ir mėginimas keisti pačią visuomenę. Anot vyro, nors mažai žingsnis, bet stengtis verta.